Sveiki visi, šiandien atvažiavom prie Vokės pažvėjot šapalų. Nežinau, ką pagausim. Kelis kartus jau prasimėtėm, kažkas liktai kirto, bet nežinau tiksliai. Buvom prieš kelias dienas čia per šitos karščius, tai vienas išėjimas buvo, tai toks geras, jau koks kilograminis ten buvo, bet nepaėmė. Buvo vienintelė žuvis, išėjimas. Tai nežinau, va šiandien vėl atvažiavom, bandysim pagaut. Naudojam Džekal Čabi SSR. Auksinį va tokį. Mėgstamiausia šiaip spalva. Turim ir kitų. Tai va, bandysim pagaut šapalą šiandien. Šiandien šiaip pirma diena, be tokių vėsesnė tokia diena šiandien, pirma. Buvo savaitę karščių, dabar vėsiau šiandien. Tai va. Nu va, pasikeitėm woblerį į tokį juodą su sidabriniu pilvu ir oranžinė tokia galva, irgi čebikas. Tai va, ešeriukas. O, toksai. Dar toks neblogas, sakyčiau. Nėra toks visai mažas. Bet ne šapalas. Šapalas dar palauks. Gerai, žvėjojam toliau. Jau žvėjojam kokį pusvalandį, pagavom tik tai tą vieną ešeriuką. O praėjom, tai nežinau, o kiek. Nežinau, ar matos, turbūt, kad ne. Nu, nuo to, kur užsisukimo, kur upė užsisuka, tai nuo ten mes pradėjom, kaipo. Tai jau. Pakankamai nemažai praėjom per tiek laiko. Bandom toliau. Čia šiaip šokinėja varto žuvis, šapalai, bet kipt nekimba. Tai nežinau. Dar vienas žvejys su muselinė buvo. Aš ir galvojau su muselinė važiuot kažkurią dieną. Tai jau čia reikės pabandyti. Vokai dar nesubandęs su muselinė, tai bus gera proga išbandyti, ar veikia ta muselinė ar ne. Žvėjojam dar visų to pačiu juodu Džekal Čabi SSR. Tai kol kas tas vienas ešeriukas. Ten gale maudos. Dar spėjau ten pražvėjot, tą ešerį pagaut.
Nu, jau vaikščiam kokią 1,5 valandos. Dar vis su tuo pačiu vienu ešeriu. Kažkaip nelabai čia šiandien kimba. Žuvis, kaip sakiau, matos, šokinėja jinai, nardo, bet nekimba. Dar čia biškį praeisim. Yra dar čia viena atkarpa. Ir tada jau čia važiuosim namo. Dabar iš tikrųjų pats laikas yra šapalam. Temsta. Toks laikas šapalam yra idealus. Toks oras irgi. Tai nežinau, kodėl čia jie šiandien nekimba. Oras irgi pastovus. Rodo, kad nelis 3 dienas iš eilės. Tai kaip ir sakiau, buvo keli tiesiog kibimai. Tas vienas ešerys. Daugiau tai nieko.